Dirvožemio tipas turi gana didelį poveikį noraginio skutiklio kaltelių pasirinkimui. Pradžioje glaustai aptarkime lengvesnius dirvožemius. Daugelyje vietų turime savaime susitankinančius dirvožemius ir mūsų pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad šaknis galėtų kuo geriau prasiskverbti pro paviršių. Norėdami įvykdyti šią užduotį, turime pasirinkti platesnius kaltelius, jei yra tokia galimybė. Arba galime pasirinkti siauresnius tarpus tarp noragų noraginėme skutiklyje. Dirbant lengvame dirvožemyje, turėtume atsižvelgti ir į darbinį gylį. Turime dirbti giliau, jei norime maksimaliai intensyvinti humuso susidarimą. Todėl likučius reikia įmaišyti giliau nei sunkesnėme dirvožemyje. Sunkesniuose dirvožemiuose bendru atveju turime gerą struktūrą, todėl mums nereikia dirbti žemės taip giliai. Galime imti šiek tiek siauresnius kaltelius, nes visai nebūtina įdirbti per visą darbinį plotį. Be to, nereikia įdirbti taip giliai, kaip lengvesnėme dirvožemyje, kad optimizuotume humuso susidarimą, nes humuso susidarimas gali vykti ir seklesnėme sluoksnyje. Tačiau turime žinoti, kad dirbdami sunkesnėse dirvose galime padidinti stambių grumstų kiekį, ko reikėtų vengti bet kokią kainą. Jei turite problemų dėl grumstų, geriausia yra dirbti laipsniškai didinant gylį.